Sveiki sugrįžę į spalvingąjį kakadu pasaulį. Pagaliau paaiškėjo, ką reiškia paslaptingasis 2K projektas. Jis reiškia kakadu? O ir ne, jis reiškia kubilių ir kirkilą vienoje burbulinėje vonioje. Čia tau ne koks gegužės 8-osios paradas. Čia rimtas interjero ir dizaino projektas, kur vieno unitazo kaina 8000 litų. Taigi ar čia kaina, piguma, už tokią kainą vargu ar rastum klozetą su paauksuota vandens nuleidimo rankenėlė. Bet tai ko verta dvivietė burbulinė vonia, kurioje burbuliuotų kirkilas ir kubilius, nes abu atsakingi už šitą 4,5 milijono litų vertės remontą. Todėl, mėly žiūrovai, dabar jūs ir kviečiame į rezidencijos San Mazgų apžiūrą. Jungiame vaizdo ir garso įrašą, kurį nupaveikslavo vienas komisijos narys. Kadangi žurnalistų patekimas į šią Turniškių pilį ribojamas, kakadu pasitelkė neetatinį žvalgybos agentą, infiltruotą į Seimo audito komitetą. Tai Seimo narys Saulius Stoma. Jungiama kamera, spaudžiama knopkė Reds, Action. Tai kažkaip įspūdžio didelio tai nedaro, pasakyčiau. Bent iš lauko. Kur čia tie milijonai galėjo būti? Matyti, bus pasimatys viskas. Štai visus labiausiai jaudinantis momentas ir rezidencijos akcentas. Tai Andriaus Kubiliaus klozetas, kur unitazas, kurio kaina nurodyta sąmatoje, net 8000. Tūliko! Kaip pigiai! Juk prezidento Valdo Adamkaus kanceliarija prezidentūros tualetus suremontavo už 240 000. O čia tik 8. Bet kurgi tas premjero klozetas? Jo čia juk nėra. O kur tavo ne už 12 000 gali parodyti? Nesimato nei vonios, nei masažinių dušų komplekto. Tačiau tatai ant sienų ir grindų prikaltos keraminės plytelės ir granito plokštės, kurios kainavo daugiau nei 90 000 litų. O ponia Graužinienė sukritikavo, kad truputėlį galėjo geresnės plytelės būti. Tai turbūt turėjo omeny geresnės ir pigesnės, santykiai gerumo su pigumu. Kakadu žvalgas Saulius Stoma toliau dokumentuoja ir paveiksluoja šiuos kadrus. Istorinius kadrus Lietuvos ateities kartoms. Andrius Maturonis specialisto žvilgsniu, Rūščių specialisto žvilgsniu viską peržiūrė. Tai vat man irgi toks vaizdas susidaro. Šnipinėjimas persikelia į premjerų rezidencijos rūsį. Čia turi būti sauna ir milžiniška džakuzi, kurios kainuoja 12 000 litų. Nai. Premjero rezidencijoje iš 5 milijonus, tai atrodo Tai dar vonia dar nepastatyta pati ta vonios. Bet ten jau 12 000 iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Tokioje pigioje vonioje burbuliuosis Andrius Kubilius su Kubilienė. Tačiau Donaldai Meiželytei parūpsta, ar premjero šeima maudyti su kostiumėliais ar nuogi. Kol kas vietoj džakuzi iš grindų kišo tik tai vamzdžiai ir kitokios triūbos. Kakadu žvalgų akį patraukė poilsio zonoje esanti akmenų siena. Ar čia šita siena, kur 50 000? 50 000 nekainavo, čia yra viena siena, ir yra dar kita siena. 50 000? Akmenys dideli, bet 50 000 tai įdomu. Šalia poilsio zonos yra sporto salė. Sporto salė! Joje dviratuko pedalus mins ir prakaituką lies Andrius Kubilius. Čia numatyta moderniškai. Čia Irgi ta pati siena akmeninė. gal koks nors dviratukas ar kažkas. Taip, jeigu Kubilius išliks, tai dviračio būtinai reikės, čia ne vieno. Tačiau eks-statybininkui Andriui Mazuroniui labiausiai rūpi stogelis už 40 000 litų. Stogo taip pat nėra. Stebuklas. Stogelis dar nepastatytas, nes dar trūksta pinigų. Stogelis, kaip akcentas šito pastato, bus prie įėjimo stiklinis su nevadinkiu plienu, kur privažiuos ar premjeras, ar kokie tai garbingi svečiai, išlips ir žiūrės į... O tai atsiprašau, jų užteks čia tu dabar kiek skirti šiam metam pinigų viskam iki galo jau? Iki galo ne.
Dar vienas akį rėžiantis premjerų pilies akcentas – 300 000 kainavęs pamatų tvirtinimas ir šiltinimas. Iškasta buvo aplinkui. Aplinkui visą namą čia buvo didžiuliai grioviai. Nes seni pamatai, reikėjo juos sustiprinti, reikėjo apšiltinti. Seimo narių Agnės Bilotaitės, Andriaus Mazuronio ir Sauliaus Tomos vertinimai vienodi. Baisu, tvartas. Ir šitai baisybei ištratyta net 3,5 milijono litų. Dar milijonas laukia, kol bus ištratintas. Na, šiaip tai įspūdžio nedaro šitas namelis, kad čia būtų kažkas tai tokio prabangaus labai. Tačiau, gerbiami žiūrovai, būkim biedni, bet teisingi. Didžiąją lėšų dalį šiems rūmams ištratijo buvęs ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas. Tai yra 3,5 milijono litų. O Kubilius tikriausiai pamanęs, kad jo asmeninė krizė baigėsi, nutarė į šią rezidenciją sukišti dar milijoną. Bet ta pagrindinė samata, tai jau čia 6 metais sudaryta prie Kirkilo. Statybos rangos samata sudaryta taip 7 metais. Kaiminystė – vienintelis prestižinis dalykas vertas 4,5 milijonų litų. Mat šalia gyvena prezidentai – Valdas Adamkus, Algirdas Brazauskas ir Dalia Grybauskaitė. Nu, bet kaiminystė už tai čia nebloga. Kaiminystė gera. Jo, čia per langus galima susimojuoti. Tuo kakadu neetatinio specialiojo agento misija premjero rezidencijoje ir baigėsi. Nu, tai kaip ir baigiam tada šitą sensacingą filmavimą. Andrius gal norės ką į ekraną pasakyti tiesiai šviesiai. Niekas. Trūksta žodžių jam. Taip, va čia yra vienas pliusas šito namo, tai kaiminystė. Kaiminystė tai yra čia kainuojantis 5 milijonų. Nutarta. Dvitaškis. Ieškoti dingusių pinigų, klozetų ir vonių. Kreiptis į prokuratūrą. Taškas.